Tai šiandien pakalbėsime apie gastritą. Tai yra lėtinis skrandžio uždegimas, gali būti ir ūmus skrandžio uždegimas, tačiau dažniausiai sutinkame lėtinę jo fazę. Be abejo, kad ši liga sukelia intensyvius simptomus, tokius kaip skrandžio srities skausmus, pykinimą, pilnumo jausmą, pilvo pūtimą, kartais vėmimą. Lėtinio gastrito priežastys gali būti įvairios. Tai be abejo gali būti mityba, nereguliari, daugiau greitas maistas, keptas maistas, aštrus maistas, gazuoti gėrimai. Viena iš objektyviausių šios ligos priežasčių yra skrandžio bakterija, Helicobacter pylori, kuri gali provokuoti šios ligos išsivystymą. Taip pat gastrito išsivystymą gali lemti vartojami medikamentai kitų ligų gydymui, taip pat vaistai nuo skausmo, jų nesaikingas kasdienis naudojimas. Aišku, gastritą gali sukelti ir išprovokuoti taip pat alkoholio vartojimas ir neigiamai skrandžio gleivinę veikia taip pat ir rūkymas. Gastrito diagnostika be abejo prasideda nuo klinikinių simptomų, tai yra paciento išsakomų nusiskundimų, taip pat objektyvios apžiūros, palpacijos, pilvo srities skausmų apžiūros. Be abejo, labai svarbus yra ir instrumentiniai tyrimai, kurie gali būti pirmiausia kraujo tyrimai, tai yra atliekamas Helicobacter pylori ištyrimas kraujyje, taip pat ir išmatų tyrimų, kad būtų tiksliau, nustatant antigeno testu. Be abejo, dažniausiai prireikia ir gastroskopijos, skrandžio tyrimo, kad apžiūrėti skrandžio gleivinę, įvertinti joje esančius galimus pakitimus, erozijas, paraudimus, gal kartais net ir įvardinti, kad yra opaligė. Gastrito gydymo trukmė gali būti labai įvairiai, kiekvienam pacientui individualiai. Tai gali užtrukti nuo 4-8 savaičių, kartais net 12 savaičių gydymo kursas. Be abejo, čia labai svarbi paciento tinkama dieta, ne tik vaistų vartojimas, taip pat svarbus ir režimas, kad tai būtų lengvesnis režimas, vengiant fizinio krūvio, galbūt pristabdant ir darbo intensyvumą. Be abejo, negydant šios ligos galima sulaukti galimų komplikacijų, tai be abejo gali išsivystyti skrandžio opa, kuri gresia kraujavimu, arba net ir esant lėtiniai opai, kuri gali suvėžėti. Taip, labai svarbu gydyti Helicobacter pylori, norėčiau tą pabrėžti, nes tai yra labai stiprus veiksnys keliantis stiprų skrandžio uždegimą ir keliantis opaligės riziką bei skrandžio vėžio riziką. Nustačius ar ūminį ar lėtinį skrandžio uždegimą, gastritą, be abejo labai svarbi reguliari mityba, kad valgymai būtų kuo dažnesni, ne mažiau 3 kartai per dieną, 5 ar 7 užkandžiaujant. Maistas daugiau namų maistas, tikrai vengiant greito maisto, gazuotų gėrimų, kad maistas būtų nei per šaltas, nei per karštas ir porcijos būtų nedidelės.